Antrosios Mezon NKL savaitės top 10 pradedame Joniškyje, kur Marijampolės Sūduvos Mantingos gynėjas Ernestas Ežerskis skrenda virš varžovų krepšio ir galingai krauna į krepšį. Laipteliu aukščiau Erikas Kubilius, kuris įtikinamai kartoja netaiklų komandos draugo metimą. Aštuntoje vietoje sutinkame Kristupą Žemaitį, kuris nepaiso jokių autoritetų Šakių Vyčio baudos aikštelėje ir grūda kamuolį į krepšį per Edviną Jėzukevičių. Septintoje vietoje greita Marijampolės Sūduvos Mantingos ataka ir užtikrintas Evaldo Šaulio dėjimas dviem rankomis. Šeštoje vietoje dar viena greita ataka ir šįkart Raseinių Rasų komandos atstovo Evaldo Džiaugio dėjimas su Roko Ziberto pražanga. Penktoje vietoje liekame Raseiniuose, kur šįsyk Kostas Januška griežtai sustabdė Šarūno Vingelio ataką. Kylame laipteliu aukščiau, kur randame lygos debiutantus Kauno KTU krepšininkus. Čia Ignas Labutis be skrupulų nupučia varžovo metimą. Labutį randame ir trečioje vietoje, kur jis ataką pabaigia įspūdingu dėjimu. Antroje gražiausių epizodų vietoje Lukas Ganas ir jo išradingas būdas pelnyti taškus išsimetant kamuolį iš užribio. Gražiausią savaitės epizodą sukūrė Šilutės įžaidėjas Augustas Šuliauskas, po kurio manevrų su kamuoliu Jonathanas Hudsonas liko gulėti ant parketo, o pats Šuliauskas ataką pabaigė tritaškiu.